Tai, reiškia, Stasys Kerėža, mes jį pravardžiavom Klaipėdą. Netgi netaisyklingai pravardžiuodavom už tai, kad sakydavom Klaipėdą. Tarp kitko, aš įsiterpsiu, aš neseniai sužinojau, kad čia tavo išmislas Klaipėda. Jo, lyg tai. Bet kas apie Madridą? Tai Madridu praminė būtent Stasys pagal mano visus duomenis, nes buvo nupaišyti tokie vartai ant antros kareivinių sienos, antrų kareivinių. Čia tas, kur, reiškia, Ulonų kareivinės buvo, kur buvo, reiškia, ten jau tie juodi komunaliniai butai. Tai šiesiais. Ir kai jisai atsikėlė, o jisai iš Klaipėdos atsikėlė, ne? Tai vadino Klaipėdą, žinai, tai aš mokėjau kirčiuot, kad reikia sakyti ne Klaipėda, o Klaipėda. Tai jisai pamatė tuos vartus ir pasakė, o, Madridas. O aš taip girdėjau, ir tada pradėjo vadinti tą visą, ne rajoną, o būtent tą namą Madridu. O paskui iš lėto tas namas apaugo mūsų visais šitais kvartaliukščiais ir Madridu dabar vadina jau čia nuo senųjų Alytaus kapinių iki Čiugunkelio ir visą šitą pusę. Tai čia, galvokim, vienas iš krikštatėvių. Beje, dar turiu pasakyti, aš atsimenu, kai buvo nubraižyti tie vartai, tai kadangi prie Ruso visą laiką buvo, visur dominavo mėlyni dažai, tai mėlynais dažais buvo vartai padaryti. Ir kadangi mėlyna spalva, mėlyna ir balta spalva buvo Madrido spalvos, tai jis taip ir pasakė. Tai Madridas, ten vaikai futbolas pardė, mušė į tos vartus į tą sieną ir sakė, tai Madridas. Ir kažkaip tas prigijo. Taip ir liko tas Madridas. O čia, kad mes jau dabar Madridas, kur toliau gyvenam, tai čia jau mūsų išmislai. Čia jau mes prisiauginom. Bet viską išmasto patys mes. Taip. Tikras Madridas buvo būtent antras Ulonų namas. Caro laikų statybos namas.